Antanas Liepsnas. Vėl tu filmuoji? Vėl aš filmuoju. Va, Antanas dirba jau. Antanai, kaip sekas? Gerai, tai tavo dviratis sulaužys. Nesulaužysi mano dviračių? O, boltininkas. Kur tašė tavo? A, ja palikau su maistu viduj. Pusryčius privežiau. Avižinės košės. Avižinės košės. Va, pats Mantas Balčiūnas. Loreta, masažistė. Komandos rėmėjas. Už pergalės. Ir direktoras. Taip, tai jau atvarom į Panevėžį. Ką tik buvo B distancijos finišas, nes jo nufilmuot. Čia bazuojasi komanda. Internašinis pėsčiom turėtų ateiti. Turim Lorę. Be abejo, kad nori. Pažiūrėk, kaip lūpas pasidarė. So this is our TikTok guy. Liuktelk. Erikutė. Taip, tai sveiki visi. Esam Panevėžio dviračių sporto varžybose. Ar lenktynėse. Nežinau, kaip dabar tos varžybos vadinasi. Duotas startas, turim 93 km. Startas labai aktyvus bus. Dabar iš karto apie duomenis apeinam, kad žinotumėt, kur žiūrėt. Po kairę apatinėme kampe turime greičio rodmenis. Tada per viduriuką pirma linija yra vatai. Apatinė linija kilometrai, distancija. Ir dešiniajam kampe apačioj yra mūsų kadensas. Ir viršuje turime tiesiog visą GPX-ą, kaip trasa eina. Pulso rodmenų nebus, nes palikau būtent namie pulsometrą. Tai šį kartą prasiversim be pulso. Taip, dabar žiūrim kažkiek į varžybas. Varžybos realiai buvo iš mūsų komandos gal 10-11 žmonių ir kitų 10-11 buvo mūsų varžovų. Tai, tikrai didelės konkurencijos nebuvo, bet kiek iš starto pamatysit, ties tų 10 žmonių irgi tikrai užteko. Tai priekį savęs turim dabar važiuojantį Venantą. Venantas irgi važiavo su kamera. Trasa šiaip labai greita buvo, jeigu matot greitį, jau turim 53 km per valandą. Priekį jau matosi mūsų ekipa. Dabar su Venantu susižvalgiam ir planuojam daryti pirmą ataką iš karto po posūkio. Čia dar persimėsim porą žodžių. Dabar jisai iš vienos pusės, aš iš kitos. Pamatom, kad dar du mūsiškiai atakuoja. Taip, sustojo ir šaunam iš karto antrą, kad neatleis tempo. Priekyje turime irgi saviškius nuvažiavusius, tai pas juos tiesiog bandom pereit. Šaunam sprintą, iš karto pasikeliam greitį 60. Tai galit suprast, kokiais tempais važiavom. Pasigavom saviškius, pereinam pas juos. Bet tikrai dar, kadangi varžybų pradžia visi šviežus, visi nori aktyviai dalyvauti, tai va, turime ir Eimantą Gudiškę, su kuriuo dar daug pamatysim kadrų, daug atakų, daug gaudimo iš šio pusės. Dabar vėl matome mūsiškius nuvažiuojančius su top team nariu Talačko. Ir vėl tiesiog eina atakos. Tai dabar ką padarysiu, tai pirmą ratą apvažiuosime kartu visą, parodysim visą ratą ir paskui tiesiog prasidės jau iškarpos, nes 100 km tai tikrai ilga distancija, tai jeigu visas varžybas įkelčiau, tai čia būtų apie 2 valandų kontentas. Šita tiesioji buvo dabar pavėjui, čia koksai geras kilometriukas, gal jeigu nedaugiau tokio grinai pavėjų važiavimo. Priekį savęs turim Ironą. Dabar tiesiog atidarė tarpas, tam tarpą iš karto bandom uždaryti. Vėlgi greitis 60. Tai irgi geri, spaudžiam apie 600.
Čia matom dabar posūkiukas bus 180 laipsnių, ant jo tikrai buvo pavojinga, netgi pas mus A distancijoje buvo vienas žmogus, kuris krito, būtent nuslydo ant posūkio. Taip, iš posūkio vėl įbėginėjam. Tikrai gana aštrus startas. Pirmojo rato vidutinis greitis, jei neklystu, buvo apie 46 ar netgi 47 beveik. Vėl matom ataką. Vėl nuvažinėjimai. Taip, matom, kad priekį nuvažiavo 2, iš paskos vienas Energus, dabar 2 Energus važiuoja, Kolibriai ir Venantas. Kadangi visi mato pavojingus žmonės, tai visi iš karto sėda, gaudo būtent į liniją. Turime priekį savęs dabar Džervų Darijų, kuris netgi Panevėžio varžybose nustebino savo formą, kas yra reta šiuo momentu. Tikrai gerai važiavo. Čia Burka biškį pastabdė, sakykim, va, irgi dabar vyksta perėjimas. Taip, vien tik mūsiškiai tikrai kontroliuojam varžybų startą visą. Tikrai neleidžiam pabėgimui važiuoti be mūsų, kaip sakant, 2-3 asmenų kaip minimum. Nes vis tiek mūsų buvo dauguma. Tai tikrai reikėjo būti aktyviems ir viską kontroliuoti. Matom, nuvažiuoja po vieną žmogų, dabar bando pervažinėti. Pradžioj tikrai galim tai pasileisti, kadangi priekį turime daug saviškių. Dabar, jo, vėl ataka. Venantas, Gudiškis ir dar kažkas. Dabar taip šiek tiek biškį užsidarau, bet iš karto galvoju, kad važiuoja stiprus žmonės priekį ir reikia kartu su jais važiuoti, tai dabar turėčiau tuoj bandyti pereiti pas juos. Greitį turim 48, 49. Vėl iš šoną, sprintas ir tiesiog bandom pereiti į kitą grupelę. Tai sakykime, gal viena iš pagrindinių taktikų mano ir buvo šiose varžybose, kad atsidaryti tarpą ir tą tarpą užsidarinėti būtent iš pradžių pasidarant sprintą, kas yra, iš karto pasikeliam greitį, bet taip pat varžovams, kurie yra už manęs, reikia tą sprintą kartu su manim atlikti ir po to sprinto dar palaikyti būtent 400-500 vatų kaip minimum, kad pasigaut tą grupelę ir išsėdėti man ant rato. Tai šitą varžybų viduryje pamatysim dažniau, kai prasidės eit atakos. Taip, dabar čia biškelį apsiraminom, jei neklystu priekyje, gal kažkas yra nuvažiavę. Viskas tvarkoja. Šiaip trasa buvo tikrai smagi, buvo kalniukas vienas, buvo, kaip ir minėjau, ta atkarpa pavėjui, bet tada ilgesnė atkarpa jau prieš vėją buvo, sakykime, kažkiek lėčiau tikrai važiavom. Čia vėl matom atakas iš dviejų pusių. Taip. Vėl turime Venantą prieš save. Tiesiog dabar stebim situaciją. Stebim, kaip reaguoja. Jo, visi buvo labai aktyvus. Kolibriai turėjo 2 atstovus. Vienas buvo top team narys. Buvo taip pat Bike Expert. 2 žmonės, jei neklystu. Buvo Dovydas Bružas, su kuriuo jau susipažinome Utenos lenktynėse. Šiandien jo irgi biškį daugiau pamatysit. Dabar su Venantu persimetėm porą žodžių, kad reikia daryti ataką. Tai Venantas ataką pradeda, pralenda pro tarpą, o aš, kaip matėt, užsidariau. Iš karto reikėjo pristabdyti ir Venantas atsidarė tarpą ir aš tą tarpą bandau uždaryti, bet
greitis 58-59, nu, yra sunku. Tada pamačiau, kad žmonės yra žmonės ir nusprendžiau, kad Vanantą reikia paleisti ir iš karto bando pervažinėti. Turim antrų numerių einantį Gudiškį, tada Dovydas Bružas ir Darius Džervas. Tai juos pasileidžiam. Bet čia kadangi pirmas ratas dar tik tai baiginėjasi, tai tikrai dar nėra pavojinga vieta, kad nuvažiuotų. Dabar turime kalniuką. Kalniukas nelabai šiaip pasijautė. Tiesiog toksai pristabdymas būdavo, kad biškį ramesnis tempas būtų. Taip, vėl ataka. Va, dar pamiršau paminėti, kad buvo ir iš nikeliuoto špykio vienas žmogus. Taip, va, iš Real Bean, jei neklystų, jaunis. Taip, turim Vladą Jurkevičių po kairę, kuris irgi yra galingas, turi tikrai smarvės ir gali pervažinėti. Dabar tiesiog visi sustojo. Priekyje matau kažkas yra nuvažiavę. Ir šiuo momentu irgi pamačiau, kad priekis nuvažinėja ir bandysiu pas juos vėlgi atsidarius tarpui tą tarpą uždarinėti. Čia Vanantas turėtų pamatyti mane. Jo, ir iš karto bandom pervažinėti. Vėlgi sprintas, užkeliam tempą ir tą tempą laikom. Matom, kad priekiniai žmonės yra kaip ir pasiskirstę į tokias 2-3 grupelės, tai tikrai pagavus paskutinius nestabdome, o su pagreičiu tiesiog einame toliau, nes tiesiog vėliau gali daugiau kainuoti vėl įbėginėti iš naujo. Tai būtent tą tempą išlaikom, pasigaunam pirmuosius pabėgėlius. Taip matau ant galo, kad buvo Vanantas lygtais. Jo, Vanantas buvo ir vat Vanantą sekė Eimantas. Dabar pasukiukas. Pravažiavę jau vieną ratą. Vienas ratas buvo 7,3 km, kažkas apytiksliai tiek. Ir dabar tiesiog pereisim prie atakų, kad nežiūrėtų tų intarpų, kai sustojom. Taip. Vėlgi nuvažiuoja komandos narys kažkas, Dovydas Bružas, dabar tiesiog porą tokių atakėlių, va stipresnė, dabar Eimantas tuoj turėtų pradėti reaguoti. Aišku, nuvažiavo vienas iš jo komandos narys, bet kadangi mūsų dauguma yra, tai negalima mūsų tikrai daug pasileisti. Taip, tai vėl susijungiam visi, vėl kita ataka. Atakuoja mūsų 3 ar netgi 4 žmonės. Eimantas iš karto juos susižiūrėjo, iš karto nepaleidžia. Turim Artūrą Kazakevičių. Irgi važiavusi greitai šiose varžybose. Tiesiog gal šiek tiek jėgų pritrūko arba buvo mūsų tikrai per daug. Jo, tai dabar aš buvau nusprendęs daryti ataką, bet žiūriu, kad mūsiškis daro, Eimantas iš karto jį gaudo ir aš sakau, nėra tolko man, kaip sakant, šone važiuoti, iš karto sėdu į tą vadinamą slipstreamą, taupau jėgas ir turėčiau, dabar nežinau, šitoje vietoje kažkas turėtų tikrai atakuoti, nes kadangi tempas nukrito, bet artėja posūkį, jo, va. Momentas, kai atakuoja Vanantas su Dominiku, Eimantas pamato iš karto. Ir tai netgi ne Dominikas, man atrodo, Latvis buvo mūsų komandos narys. Taip, padarom pasukiuką, tarpelis yra, mes to tarpo kažkaip neužsidarom. Jo, nuvažiuoja dabar vat būtent Latviukas, Vanantas ir Eimantas. Bet matom iš karto Latviukas atakuoja Eimantą.
Venantas sėdi. Ir dabar tiesiog žaidžia tokią katę pelę, tai vienas atakuoja, Eimantas turi jį iš karto uždaryti, sugaudyti, Eimantas tik uždaro, iš karto atakuoja antras. Tai vat būtent, jeigu įsižiūrėsit į priekį, va dabar atakuoja Venantas, iš karto po Latvijos atakos, Eimantas vėl reaguoja puikiai, iš karto užsėda ant rato ir būtent stengiasi jo nepaleisti. Ir dabar iš karto Latviukas turi vėl iš karto atakuoti. Ką matome vėl iš karto ir daro, tai tiesiog toksai katės pelės žaidimas, tiesiog mes pas juos bandom pervažinėti, tai jie būtent atakuoja ir taip tiesiog varžybų metu atrodė nelogiškas sprendimas, bet dabar žiūrint viskas buvo tvarkoj. Taip, tai dabar, man atrodo, iš galo buvo ar Mantas, ar dar kažkas, tai buvau nusprendęs peršokti pas Latviuką. Kažkaip visi greitai suvažiavo ir tiesiog Latvių dabar pasileisim. Kažkaip bando nuvažiuoti. Vat ir bando Mantas važiuoja. Mantas, Kazakevičius, Vladas, Gudiškis ir Venantas. Tai va, būtent į tokią liniją susėdė. Tai dabar vėl peršoksim į kitą kadrą. Jo, čia vėl turėtų būti ataka. Neleidžiam tiesiog atsikvėpti. Bandom, va, būtent Venantas parodo, kad atakuot po 2 žmonės, tai kaip ir prieš varžybas tarėmės, 2-3 turi būti iš vienos komandos, kad būtent daryti tą efektyvią ataką. Jo, tai matom, vat, nepamatė, neišklausė, atakuoja po vieną, tai tokia biški gal taktinė klaida. Iš karto nuvažiuoja kelių žmonių grupelė, bet kaip ir matot, viskas aktyvų, tikrai niekas nepaleidžia, dar tik antro rato pabaiga. Pradžioj varžybų metu važiuojant, tai atrodė tuos pirmus 3 ratus tiesiog ataka po ataką jau netgi pačiam buvo tikrai sunku. Op, va, atakuoja Venantas, po Venanto iš karto Gudiškis, vat būtent, iš karto tikrai nepaleidžia, kad neatsidaryt tarpą, nes, Eimantas yra protingas raideris, supranta, kad jeigu atsidarys tarpas, tą tarpą bus labai sunku uždaryti. Tai vat bus vienu momentu, kai tas tarpas atsidaro ir Eimantui tenka uždaryti ir manau, tas jam tikrai daug kainuoja, nes po jo susilaukė ir kitos atakos. Jo, tai vėl perinam, dabar antro rato pabaiga yra, vėl atakuoja Venantas. Atakuoja Venantas būtent su kai kuriais mūsų nariais, vat būtent Artūras sėdi, Vladas ir vat Eimas. Į kalną važiuojam palei 600-700. Prieky yra pabėgimas, žinau, tikrai kažkas nuvažiavę. Tai vat, dabar tempas nukrito ir dabar turėtų Eimantas bandyti pervažiuoti. Dabar turėtų jisai atakuoti. Nes tarpas atsidarė ir netinka toks variantas. Jo, ir matome iš karto Eimanto pervažiavimą, vat būtent su Venantu. Tai šita vieta buvo labai svarbi, nes buvo tempas į kalniuką. Ant kalniuką dažniausiai visi nori atleisti, pailsėti, bet jeigu būtent atakuojant antrą kartą, tada visiems būna užsirūgštinusios kojos ir tiesiog jau būna kartais nebenori. Čia matom, greitai pasibaigė viskas, bet tikrai daug kainavo visiems, manau, nes visi dabar jau tiesiog nori riedėti, nori nebeatakuoti. Bet turim Dovydą Bružą, kuris nuvažinėja būtent su Ironu, Kolibris pervažinėja. Vat būtent su Venantu ir aš dabar irgi rodom rankom, kad kažkas iš komandos narių iš galo vat būtent atakuotų, važiuotų kartu su jais. Va ką ir padaro. 3 važiuoja, Eimantas iš karto reaguoja, nes negalima paleisti tokio kiekio žmonių. Peršokam dabar iš karto į momentą, kur vat mano nuomonė šitą vietą Eimantui turėjo kainuoti daug. Nes vat atsidarė tarpelis. Vat Eimantas turi tikrai gerą sprintą, tai netgi aš dariau 1100 vatų, Eimantas nuvažinėdamas darė daugiau. Tai va dabar priekyje turim nuvažiavimą.
nuvažinėja. Dabar nepamenu, kas nuvažinėja, bet dabar turėtų susilaukti dar antros atakos, vat būtent iš Venant. Venantas atakuoja, Eimantas biškį vėliau sureaguoja, jau yra atsidaręs tarpelis ir dabar Eimantas supranta, kad jisai yra vienintelis žmogus, kuris turi tą tarpelį uždaryti. Tai vat ir pamatysim, kiek labai daug kainuos. Nes o tarpas yra, Venantas tikrai turi tos jėgos būtent ant nuvažinėjimo. Yra geras, kaip sakant, asmeninių startų specialistas, vadinamos razdielkos. Tai va, Eimantas uždarinėja ir aš suprantu, kad tuo momentu, kaip Eimantas uždarys tą tarpą, reikia jam daryti dar vieną ataką. Tai va, tas tarpas jau užsidarė ir momentas, kur reikia dar vieną ataką. Tai iš karto Eimantas tik atleido, iš karto padariau ataką, nu ir Eimantas, man atrodo, dabar jei neklystų su manim, ant mano ant rato sėdi, bet, nu, tikrai turėjo pasijausti, vat būtent per kojas, per raumenis, tas rūgštingumas. Nes dabar, va, bandom pervažinėti, matos, kad grupelė priekinė labai buvo suinteresuota gal važiuoti, tempas nėra tikrai didelis. Jo, pasidarom pasukiuką. Jo, pranešu, kad važiuojam, dabar jeigu po dešinę pažiūrėsim, pamatysim grupės galą, tai jau grupė įsitempus buvo. Tai vėl iš Popovskio sprintas ir dabar persim vėl į kitą kadrą, vėl į kitą ataką. Taip, vėl pravažiavom kokią pusę ratuko. Venantas, kadangi turi daugiau patirties, pastums, kaip sakant, parodys kelią, kad reikia atakuoti, atakuoja. Taip, ir dabar turim mano vėl ataką, tarpelis, bandom tą tarpelį uždaryti, peršokti ir iš karto užsidarinėjame. Jo, vėl kitas kadras, dar viena ataka. Atakuoja jau Mantas Balčiūnas, su juo vat nuvažiuoja 2 žmonės. Dar tikrai turėtų peršokti kažkas pas jį. Ai ne, jau šokam kitą kadrą vėl į naują ataką. Taip, matome 2 energus, Lukas Talačka, Darius Džervas. Matome po šonu Eimantą kartu su Venantu. Dabar Venantui sakau, kad iš Popovskio padarytume ataką. Bet Venantas buvo, man atrodo, ką tik grįžęs po atakos. Tai va, vėl ataka. Gudiškis, va, jeigu atsisuksit atgal, jeigu nepamatėt, pamatė, kad aš važiuoju. Ir iš karto man ant rato. Jo, tai vėl sprintas, užkeliam greitį, greitis pasiekė 58, o dabar 55, tai tą tempą laikom. Pralenkiam, tikrai nestabdom, kad būtent turim tolimesnį taikinį, turim visą laiką važinėti pas tolimesnius žmonės. Tai dabar buvau atleidęs, negalvau, kad Eimantas bus ant rato ir Eimantas tokią padarė kaip ir, sakykim, kaip ir ataką, nes tikrai reikėjo pakelt vatus iki 1000 ir, nu, va, būtent Eimantui nuo kalno ant rato sėdint darau apie 300, tai reiškia, kad Eimantas daro kokius 500 vat priekyje. Dabar bus duobė. Taip, ir iš karto esam pirmoji grupelį, kur, sakykim, tarpas buvo iš pat pradžių kokie 20 sekundžių, tai per tokią vieną ataką, kuri tikrai kainuoja daug, iš karto užsidarom tą tarpą. Bet, va, matom, Eimantas tikrai giliai kasa, tikrai matom palikadins, kad suka iš jėgos. Taip, ir esam grupeliai. Vėl kitas kadras, vėl nauja ataka. Neleidžiam tikrai atsikvėpt. Op. Aišku, tokia ataka, gal sakėjom, šiek tiek silpnesnė buvo. Eimantui nereikėjo stotis, nereikėjo tikrai daugiau energijos įkloti. Aišku, atakų kiekis tikrai vargina. Tikrai turėtų jaustis per kojas. Vėl naujas kadras, nauja ataka. Taip, pirmos
kokie pirmi 30 km tai tiesiog buvo toksai katės pelės žaidimas. Bėgam, gaudom, tiesiog žaidžiam pagal situaciją. Vėl turim pabėgimą, bandymą nuvažiuoti, atakas, 2 energus pro šoną, jau turim 3 priekyje, Artūras iš karto atakuoja, nori tenais būti. Ir dabar turim bike ekspertą, kuris, jei neklystu, susigaudys tą pabėgimą. Jo, tai kaip ir minėjau, pirmi 30 km tai tiesiog buvo katės pelės žaidimas. Paskui, kaip ir pamatysim tolimesniuose kadruose, kad tas katės pelės žaidimas davė vaisių, nuvažiavom į pabėgimą ir nuvažiavom būtent be Eimanto, nes, sakykim, Eimantą atsivežti finišą yra tikrai pavojinga, nes turi puikų sprintą. Taip, pačiais būtent nuvažinėjom, bandom pervažiuoti, bet kadangi reikia daug žmonių apsilenkti, tai tikrai visi spėja sureaguoti, visi spėja atsisėsti ant rato. Bet visgi greitis 62 Panevėžio gatvėmis lygumoje, tikrai yra didelis greitis. Iš karto susitraukiam tarpą. Sukiukas. Čia dabar nieko įdomus labai nebus ir šoksim į kadrą, kur vėl darom ataką. Taip, jau užkylam ant kalniuko, vėl ataka, turim galingą tikrai ataką, nuvažiuoja Venantas, kažkoks komandos narys, dabar nepamačiau Darius Džervus ir Eimantas pervažinėja, tai tikrai sureagavo puikiai. Aš irgi bandau pervažiuoti, bet matau, kad nepavyks, nes būtent atsidarė tas didžiulis tarpas. Čia atsisku atgal žiūrėti kokią situaciją, matau, kad nelabai bus žmonių, kurie bus suinteresuoti dirbti, tai pačiam reikia užsidarinėti tą tarpą. Jo, čia jau paleidom kitą momentą ir turim taip pat ataką, naują. Po šitos atakos bus nuvažiavimas į pabėgimą. Tai dabar, jeigu kažkam yra įdomu, kodėl pasikeitė visas vaizdas, tai dabar esam Čekijoje, važiavau šiandien varžybas. Tai dabar naują rekordingą darau, nes antra dalis dingo, tai reikia naują padaryti. Tai antrą kartą komentuosim tas pačias varžybas, tik žiūrėsim, ar čia kažkas mums pavyks. Bandom iš naujo užsihypint. Jo, tai vėl turime atakas. Dabar, kaip ir minėjau, po šitos atakos nuvažiuosime į pabėgimą. Atakuoja Dominikas po kairę, atsidaro tarpelis. Ir kartu atakuoju ir aš. Su mumis nuvažiuoja Kolibri narys. Eimantas, kaip matome, pasiliko už mūsų. Dar šiam momentui nežinom, ar Eimantas yra su mumis ar ne. Bet ties šituo posūkiu turėtume atsisukti, pamatyti, kad tarpelis yra. Kolibri narys iš karto eina į priekį ir būtent pradeda diktuoti aukštą tempą, kad būtent tas tarpas atsidarytų. Nežinau, iš Eimanto pusės, aišku, būtų įdomu sužinoti, ar buvo taktinis sprendimas paleisti komandos narį į priekį, ar tiesiog įvyko toksai chaosėlis ir įvyko visas pabėgimas. Taip, tai dabar tiesiog palaikom tą aukštą tempą, važiuojam iki posūkio. Ir iš karto stebėsime, kas vyksta toliau. Taip, padarau vedimą iki pat posūkio. Įvažiuojam, ir dabar būtent po dešinę pusę pamatysim, kad yra mūsų grupelė, kurioje yra likęs Venantas, Eimantas ir daug kitų sportininkų. Taip, mes pas save turim Dovydą. Čia dabar matau, kad Hebra kaip ir nebuvo labai stipriai suinteresuota susidirbti. Kažkas atsitiko. Tai Dovydas nuvažiuoja vienas. Turėtų kažkas iš mūsiškių tuoj bandyti pas jį peršokinėti.
Jo, iš karto vat būtent pervažinėja. 3 kalibri narys bando pas juos, vat matom dviese iš karto nuvažinėja, bando atakuoti, palikti Luką Talačką. Taip, tai vyko, jo, turim Olegą. Olegas biškį paleidęs ratą grįžta kartu su kolibriu. Jo. Čia jau Dominykas apsemtas. Jau... Ir pas mane jau vyksta emocijos, jau irgi pradedam šnekėti nesąmonės, tai atakuojam, tai ramiau, tai vėl kažkas. Jo, Dominykas sako patylėt. Taip, šokam į kitą kadrą. Realiai pravažiavom daugiau negu jau pusę rato. Įvyko vėl atakėlės. Bandom sumažinti savo grupelę, nes grupelėje tikrai buvo daug personų. Davai į priekį važiuojam, veikia emocijos, norisi, kaip sakant, kad nuvažiuotume tikrai persvara būtų žymiai didesnė į mūsų naudą. Taip, matome, buvo paleidimas. Jo, dabar iš karto pasakau, kad sekantis mes turime atakuoti. Bet man atrodo, šitas mūsų bandymas taip ir niekur nenueis. Tiesiog kažkoks chaoso darymas iš mūsų pusės, gal irgi nekoks susikalbėjimas buvo. Jo, darom posūkį. Tuoj turėtume pereiti vėl į kitą kadrą, kur vyksta turbūt daugiau veiksmo, nes būtent taip sukarpiau video, nes, tiesiog toksai žiūrėjimas paprasto važiavimo turbūt yra kiek mažiau įdomus. Bet nežinau, būtų įdomu iš jūsų išgirsti, ar reiktų bandyti kelt, sakykim, tokį varžybas, kur sukarpau ir kažkiek komentuoju, paaiškinu. Ir tada po šito video įkelt pilną, nemontuotą video, ar tiesiog palikti kaip yra dabar, nes, turbūt 2 valandų mažai žmonių, kas žiūrėtų paprasto važiavimo, per kokią čia situaciją įvyko nuvažiavimas. Jo, dabar bandom vėl tą tarpelį užsidarinėti su savo atakom, sprintais. Prisiminiau momentą, jo, čia pasilikom su Bike Expertu ir Luku Talačką ir jiems norėdamas padaryti, kad būtų skaudžiau, tiesiog padariau tokią ataką, kad kirstų per kojas būtent. Taip, vėl einam į naują kadrą. Taip, jau yra starto finišo vieta. Ir kaip jau normalu turėtų būti ataka. Taip, ataka eina būtent iš Olego. Iš Olego ir bijau dabar sumeluot, ką mes turime priekį. Taip, tai ataka tikrai nusisakusi, tikrai skaudinom varžovus. Taip, tai turim Gustą priekyje. Tai Olego ir Gusto ataka, kurią vis dar tęsia Olegas. Tai tas turbūt ir iki posūkio. Jo, matom, dar tikrai neatleidžia, reiškia, tarpelis kažkoks buvo. Taip, vėl pagreitėjimas. Ir mes perėjimam darbą. Sėdam į aero poziciją ir vėl toliau šūtinam tiesiog. Šūtinam. Priekį artėja. Jo, priekyje buvo vienas iš žmonių pagautas ratu.
Taip, šitoje vietoje vėl įvyks tokio chaoso. Pora mūsų nuvažiuos. Jo, vat, atakuoja Dominikas. Su Dominiku važiuoja Ironas, iš paskos Kolibris. Juos vat būtent taip lengvai mūsų grupelė pasileidžia, bet tuoj turėtų suaktyvėti ir kiti. Taip. Matome, į priekį išeina Vilius Brusokas, su juo kartu Vladas. Paprastai, taip sakykim, nuvažiuoja nuo mūsų, kartu Bružas Olegas pereina, tai kaip ir sakiau, įvyksta toksai chaosas. Taip, važiuoja Gustas, čia po dešinę turim Titą, Titas pagautas jau ratu. Taip, ir dabar momentas, pasidarėm daug chaoso, pasidarė dvi grupelės, atakuojam, kalam palei štuką 4 ir plius. Užsikeliam iš karto greitį ties 60, aš matau, kad atsisukęs pamačiau, kad yra tarpas tarp manęs ir Luko Talačkos. Ir jam tą tarpą užsidarinėti tikrai turėjo būti sunku, nes, greitis 62, pats važiuoju ties 400, tai jam irgi reikia važiuoti dar aukščiau negu mano vatais. Tai jam pavyksta užsidaryti, vat būtent prieš poskį tą tarpelį jisai užsidaro prie manęs, bet tada jau irgi tai tikrai turėjo daug kainuoti jam. Pasisukę į dešinę pamatysim jau paleidusių žmonių grupelę. Jo, vėl sprintukas, bet jau nebėra per daugiausiai jėgų. Dabar sekanti situacija bus vėl mūsų atakos. Dabar grupelė jau yra sumažėjus, mūsų yra daugiau, sakykim, likusių. Tai šokam į kadrą. Ir jo, turime mūsiškį nuvažiausi. Bružas peršokinėja pas jį. Olegas, Brusokas, Kolibris. Ir aš dabar matau momentą, kad visi atsipalaidavę yra. Laukiu to geresnio momento, kada pradėti atakuoti. Dabar pasižiūriu, apsidairau. Turėčiau dar kartą žvilgsnį atgal padaryti. Jo, vat padarau šiuo momentu. Pamatau, kad visi atsipalaidavo, juokiasi. Ir ataka. Ataka jau, sakykime, yra šiek tiek silpnesnė nei prieš tai, bet padaryta tinkamu momentu. Jo, tai jau greičio taip labai daug neina užkelt, nes yra atkarpa, sakykime, tokia labiau šoninis prieš vėją. Bet, tas tarpas yra žymiai didesnis ir vat jį, jeigu atsidarius, kaip sakant, gapui tarp manęs ir kažkas bando mane sugaudyti, jau yra tikrai sunkiau uždarinėti, nes tas pats momentas yra žymiai ilgesnis. Jo, matome, kaip prieky linguoja Dovydas. Jo, tai pervažiavom į antrą ir galutinį tokį rimtesnį atryvą, sakykim, savo. Jo, kitas kadras. Dabar nepamenu, kokia buvo tiksliai situacija, bet mūsų grupelė tai buvo jau atleidus tempą. Tas mane jau pradėjo truputį nervinti ir tiesiog į kalniuką poskį padariau pirmas. Ir vat būtent pradėjau diktuoti savo tempą, sakykim, tą tempą užkeldamas apie 400 vatų, sakykim, kas nėra dideli vatai, bet, varžybų pabaigoje jau po tiek daug atakų, tikrai turėtų jaustis visiems. Tai vat būtent tą tempą tikrai užkeliu, kad chebra susiprastų, kad, reikia padirbti. Dabar turim likusius grubiai 2 ratus. Man atrodo, lygiai 2 ratus turim likusius iki varžybų galo. Jo, tai tą visą vedimą darau iki posūkio, sakykim, kaip toksai atskaitos taškas. Jo, turim moterį, kuri netinkamų metu pasirinko pereiti kelią. Taip, pabėgime turim Vladą, Bružą, Brusoką, Olegą
ir Ironą. Dabar matysime sutartą ataką, kurią turėjo vykdyti Olegas ir Ironas. Pagavo tikrai gerą momentą, tarpas atsidarė, Vladas uždarinėja, paskui Vladą eina Vilius. Tikiuosi nemaišau vardo, nes jeigu maišau, tai labai bus blogai. Taip, tai tarpelį jie užsidarė, bet užsidarė dėl to, nes Olegui sutraukė kojas. Tai va dabar po dešinę pamatysime Olegą atsistojusi. Ir taktika buvo tokia, kad jie atakuoja, jeigu juos sugaudo, aš tada darau antrą ataką. Taip, antrą ataką iš karto pasidarėm. Dabar jau mažiau žmonių sureagavo. Tai sakykime, prieš tai ataką uždarė Vladas, paskui Vlada buvo Brusokas ir paskui dar buvo Dovydas. Tai vat būtent jie su manim ir dabar nuvažiuos į pabėgimą. Taip, tai matom Dovydą. Iš karto sėdam ant jo. Jisai iš pat pradžių gal nelabai supranta, kad esam nuvažiavę ir tikrai nedirba 100%. Dabar turėčiau duoti porą komentarų. Važiuojam, brūžai. Reikia važiuoti. Nori būti ant podimo, reikia važiuoti, reikia agonijos. Jo, tai kaip ir minėjau, šiuo momentu esame nuvažiavę su Dovydu, Brusoku ir manimi. Esame 3, liko pusantro rato, 10 km. Jo, išeinam priekį, diktuojam savo tempą. Jo, ir dabar šoksime vėlgi į kitą kadrą. Kitas kadras jau bus įdomesnis, ilgesnis, ten jau daugiau papasakosiu. Šokom į kitą kadrą. Realiai finišinis ratas, paskutinis ratas likęs. Dabar bus mano ataka, kada bandysiu atvažiuoti į finišą vienas. Ataka turbūt hebrai buvo, nežinau, ar tikėta ar netikėta, reiktų jų asmeniškai klausti, bet buvo tikrai padaryta stipri. Padarėm sprintą virš 1000 ir vat būtent vatus laikom ties 600 iš pat pradžių. Tai dabar tiesiog bus pusę rato daugiau agonijos, važiavimo, susipakavus, kentėjimo. Kažkur ties šitą vietą jau galvojau, ar man tikrai reikėjo atakuoti, galėjau tiesiog palaukti finišo. Kas iš tiesų būčiau žinojęs vieną informaciją, tai varžybų lemtį būtų tikrai pakeitę, bet, važiuojam be racijų, be nieko, tai tikrai negalime žinoti visko, kas vyksta už mūsų. Taip, tai dabar tiesiog susipakuojam, laikom savo vatus, kuriuos galim išlaikyti varžybų pabaigoje. Jie tikrai nėra labai įspūdingi. Sakykim, gal mūsų tokiam lygyje, gal paprastesniems dviratininkams ir atrodo didesni. Tai dabar važiuojam nuo kulniuko, greitį turim 47, 48, sakykim, bandysim kelt. Darom posūkį, dabar tokia ilga tiesioji. Už manęs yra likę Dovydas ir būtent Brusokas. Tai jų taktika yra labai paprasta, jiems tiesiog reikia susidirbti ir reikia sugaudyti mane, nes, kalbam apie podiumą, kalbam apie pirmos vietos medalį, sakykim. Tai tikrai turi būti suinteresuoti tiek Dovydas, tiek Brusokas, atsiprašau, dirbti. Jo, tai vat laikom tuos 300 km, 300 pm. Sakykim, šokinėja dar vis tiek. Greitis yra 45, nėra kosmosas.
Kadensą, kaip minėjau, stengiamės laikyti virš 90 ir daugiau, jeigu galim. Optimaliausias toksai yra, sakykime, visiems dviratininkams. Jo, tai va dar, sakykime, užsikeliam. Šiais momentais, man atrodo, buvo, kad atsisukinėjau, kad pabandyti vertinti tarpą, tai tikrai buvo tas tarpas didesnis atrodė. Aišku, sunku pasakyti. Tai dabar pasidarę posūkį į kairę, pradėsime važiuoti pavėjui, tai tas greitis tikrai pakils, bet irgi kokia yra taktika mūsų, sakykime, ne taktika, išmintis gal netgi, tai tą greitį ne iš karto kelt, o kelti po biškį stabiliai, neįkvojant daug energijos. Vat, sakykime, posūkį padarėm, pradėjom ties 44 ir va dabar tą visą tiesiąją, tą greitį keliame stabiliai, po biškį įbėginėjame. Tai va jau turim 46, jei pamenu tiksliai turėtume užbaigti ties 50 ir tada posūkis ir jau važiuosime prieš vėją. Tai va būtent jau 49, tas tuo va ir laikosi dabar. Tai irgi tiesiog aero pozicija, susipakuojam, stengiamės kuo mažiau daryti vatų susipakavus. Jo, tai užbaigėme ties 49. Dabar pasidarant posūkį pamatysiu, kad tas tarpas tarp manęs ir mano gaudytų yra tikrai mažas. Yra, sakykime, geriausiu atveju apie 10 sekundžių topas, bet matau, vat būtent už kokių 15-20 sekundžių važiuoja Ironas su Olegu. Juos būtent vat gaudo. Ir dabar šiuo momentu, kas vyksta mano galvoje, tai bandau apskaičiuoti, sakykime, ar tikrai aš davažiuosiu iki finišo ar ne vienas. Ir vat būtent, kadangi atkarpa yra prieš vėją, tas greitis tikrai taip labai nekyla į viršų. Yra tikrai sunku vienam važiuoti, palyginus su važiavimu dviese, jeigu būtent dar yra susidirbama. Tai ties šita vieta turėčiau nuspręst, kad reikia mest reikalą ir pasilikti finišui, kadangi dar atvažiuoja 2 mano komandos nariai, tai ta taktika išlieka, kaip man nereikia tikrai dirbti, nereikia vest, nereikia eiti į priekį, tai turi būti jų iniciatyva davažiuoti iki finišo, tai vat būtent šitoj vietoj dabar ir laukiu, atsigaudinėju, kojas biškį pramankštinu, sakykime, atsigeriu gėrimo. Tai dabar prieš jiems atvažiuojant turėčiau kilstelt tempą, kad nebūtų tas didelis skirtumas, kad aš, sakykime, važiuojant 30, jie važiuojant 45 ir tada man reikės sprintuoti. Tai kad tokio didelio skirtumo nebūtų, tai va dabar biškį, sakykime, pagreitėjom, vat greitį pakeliam apie 37. Jie mane vat pralenkė, vis tiek va dar reikia padaryti tuos 600 vatų pagreitėjimą, sakykime, bet nu tikrai ne kokio 1000. Nu ir dabar, kadangi iš galo atvažiuoja maniškiai, tai man tikrai nėra reikalo dirbti. Tai būtent vat ir neinu į vedimus, iš karto atidarau tarpą ir tą tarpą turi sėsti Dovydas. Karts nuo karto dar paerzinsiu, pasakydamas, kad iš galo atvažiuoja maniškiai, man nereikia dirbti. Vat būtent Dovydui reikia, nes yra jaunas sportininkas, reikia tikrai dar daug kam įrodyti, kad yra stiprus. Tai priekyje dirba nikeliuotas špykis. Važiuoja, tikrai diktuoja gerą tempą. Tai pakeičia. Na, aš pasitraukiu, vat, jisai vat irgi dairosi. Tikrai mato, kad tas tarpas tarp jų ir kitų 2 Energos dalyvių mažėja. Ir tai būtent tą supranta. Jo, va dabar išeina į priekį ir tikrai daro
didelius vatus, tikrai įbėginėja. Nesupranta, kad šiknos dega ir smarkiai dega jos. Ir jeigu dabar neprasidės agonija, jų agonija, ne mano agonija, man labai šilta ir gera už ratuko. Tai vat jiems ir vat matom palei greitį 50, tai kad tikrai stengiasi, tikrai nori atvažiuoti vieni, nenori atvažiuoti su 3 Energus nariais. Dabar turėčiau duoti Dovydui porą komentarų, kad tegu pasistengia stipriau. Liko kilometras iki finišo, taip grubiai tariant. Dovydas pradeda dairytis. Taip, tai dabar paerzinu. Tuoj matysim Dovydo pagreitėjimą. Taip. Ir ties šiuo momentu vėl atsisuka, vėl pamato, kad tikrai jie yra labai arti. Taip, Dovydas dairosi, turbūt laukia dar vienos mano atakos. Op, ir dabar pagreitėja. Taip, lieka paskutiniai 2 posūkiai. Įveikėme juos sklandžiai, saugiai. Lieka paskutinis posūkis. Ir keli šimtai metrų finišo. Ir ačiū, kad važiavote varžybas kartu su manimi. Nu ir gero finišo.